Taigi mano pirmas išvažiavimas su enduro lengvuoju adventure motociklu. Vienas, aišku, būtų žymiai šauniau, jeigu važiuoti su kažkuo tais dviese. Aišku, matau, kad dar greičio prisibijau, bet manau, kad labai greitai mano drąsa ir sugebėjimai augs. Primena pirmuosius kartus iš viso išvažiavus su motociklu į gatvę. Dar visai iki galo nepriprantu prie motociklo, kadangi jisai naujas, 48 tik tais kilometrai nuvažiuoti. Ir be to išdėstymas nėra visiškai įprastas, yra aukštas, nors ir lengvas. Ir su kita apranga, ypač su krosiniais batais gerais, kurie yra stebėtinai patogus, būnant ant motociklo. Dar sunkiai randu, kur ir kaip perjungti bėgį, esant tokioj sudėtingesnėj situacijai. Bet iš tiesų kol kas kaifas, gazą davus motociklas tampa stabilesnis ir gerai kapstosi, lengviau važiuoti bekelę negu asfaltu, bet tai visiškai naujas patyrimas, realiai kol kas labai patinka. Aišku, yra vietų, kur ten kokie smėlio prikasimai didesni, tai tikrai yra baisiau, atrodo galima nuvirst. Bet davus truputį gaziuko reikiamoj vietoje, iš tiesų situacija labai greit pasitaiso. Jaučiasi, kad labai padangų kokybiškumas, kad jos gerai smėlį kasa ir atsistojus ir darus gazo, iš tiesų daro stebuklus, atrodo. Pirmas toksai bus didesnis prasivažiavimas ir pasidžiaugimas.